Sveiki visi. Šiandien turėsime naują temą, kurią tuoj pat su jumis pasidalinsiu. Tai yra verslo valiuta yra greitis. Ir ką tai reiškia? Esminis dalykas yra toks, jeigu mes kuriam verslą, mes sugalvojom verslą ir per ten dieną mes nepradėjom jo vykdyti, tai reiškia, čia yra, šūdo malimas paprasčiausia, taip, nes, realiai jokio proceso nevyksta, mes tik tai ieškom pasiteisinimų, dėl ko mes atidėliojam įvairius procesus ir tiesiog nedarom nieko neįdami priekį, ne? Tai čia tas labai dalykas yra, kad turi būti viskas padaryta dabar. Ne rytoj, ne poryt, ne po mėnesio, ne po savaitės, ne kol kažkas man ateis padėti. Turi būti padaryta dabar. Ypač, kada yra pradinė stadija. Nes kuo skiriasi samdomas darbas nuo verslo? Taip, samdomam darbe yra du tipai. Vienas yra, kurie dirba už komisinį, kurie tikrai dirba, jeigu nori uždirbti. O kitas variantas yra, kurie dirba už fiksuotą atlyginimą, ne? Nes tai, pavyzdžiui, jeigu mes einam ten, kur dirba žmonės už fiksuotą atlyginimą, mes matom jų apsukas, ne? Nes ten jau suprantate, ten jeigu parašiai formą kažkokią, tai reikės laukti 30 dienų, kol mes jums atsakysime. Nors tai užtruktų minutės paspaudimo, bet ne, yra labai sunku. Jeigu reikia kažką, jums reikia elektrą pajungti, jau viskas yra sutvarkyta, tai 3 dienas užtruksim, kol pajungsim, kol mes tą mygtuką paspausim, kol teisingas žmogus ateis. Tai va čia yra esminis dalykas, kur mes susidurėm samdomam verslė, ne? O samdomų darbuotojų. Jeigu tai yra mūsų verslas, mes visą laiką laikom ant pulso 24/7, ypač pirmi metai 2, kol verslas įsivažiuoja. Supraskit vieną paprastą dalyką, verslai nebūna, aišku, būna stebuklų, kai iškart šoka į viršų, jeigu pataikai, ta prasme, į rinką, į to, ko nori klientas, yra super, bet ne visada tai būna, tai reikia susikelti ir žinomumą. Ir yra daug dalykų, bet tave turi sužinoti, tave turi pamatyti, tavim turi pasitikėti, tave turi išbandyti, pačiupinėti, suprantat, čia yra daug dalykų. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, toj pradiniai stadijai, jeigu mes turim 24 valandas, jeigu mes 8 miegam ir jeigu mes ten 16 nedirbam, tai bus labai sunkus variantas. Ypač pradiniam tam taške, nes supraskit vieną dalyką, nes, pavyzdžiui, jeigu yra toj pačioj rinkoje kiti žmonės, kurie atsidavė savo verslui, pradėkime nuo to, ar jūs kuriat tai, ką jūs mėgstat ir ko jūs norit, ar jūs kuriate tai, ką pamatėt, ką gal kiti kūrė, nes jeigu kitas tai daro su aistra, o jūs darot susiraukęs, tai įsivaizduokit, koks bus rezultatas, ne, šitoje vietoje. Realybė. Lėtumas nėra mūsų pusė, kiekviena uždėlsta minutė kainuoja pinigus. Tai taip, jeigu mes sugalvojam, ir jeigu mes nevykdom, tai įsivaizduokit, jeigu kad ir koks tai geras planas, kiekviena minutė mums kainuoja pinigus, nes jeigu tai yra tikrai geras, mes jo neįgyvendinam, mes pinigus prarandam kiekviename žingsnėje. Taip? Ir kuo toliau mes atidėliojam, pas mus automatiškai atsiranda tada jau viduje, jeigu suveikia mūsų, ten tarkim, savivertė, mes jau nebepasitikim patys savo mintim ir mes jau ieškom visą laiką pasiteisimą, dėl ko tik nedaryti, nes ir taip gali, ką apie mane pagalvos, kaip pažiūrės, o jeigu kažkam nepatiks, koks skirtumas, patiks, nepatiks. Jeigu mes esam Klaipėdai, ten tarkim yra 200 su virš tūkstančių, ar ten kiek ten tų žmonių, ne, tai mano produkto gal reikia tik tai 5 žmonėms, tai koks skirtumas, kad 199 tūkstančiam nepatiksiu. Tai čia ne tame, bet aš turiu išbandyti ir žinot, ar aš bent turiu to savo 5 ar 10 ar 20 ar 100 žmonių, iš kurių aš galiu sukurti savo auditoriją. Taip, bet jeigu aš to nedarysiu, aš tikrai nesužinosiu. Kitas žingsnis - greitis nelygus prastai kokybei. Šitas yra labai svarbus ir esminis dalykas. Daryti greitai nereiškia daryti pigiai ar atmestinai. Su kuo mes susidurėm labai dažnai, pavyzdžiui, ypač kai dirbam su verslais, tai yra, pavyzdžiui, reklamos. Jau verslas, tarkim, apie 500 000 apyvartos, tai aš jau čia skaitau, ta prasme, jau čia, toks jau amaterininko verslas, dar būna žmogus pats dirba, bet jau, ta prasme, bet jau vis tiek verslas juda. Ir sako, mes skiriam reklamai 100 eurų mėnesį. Tai, įsivaizduokit, tai pavyzdžiui, jeigu, tarkim, aš jau priklauso nuo kokio projekto, bet ten skiri nuo 5 iki 10 būna procentų, tarkim, apyvartos. Apyvartos būna tu skiri reklamai, ne? Žiūrint, aišku, kaip tu nori scalinti, bet jeigu ten tu skiri 0,001% reklamai, tai įsivaizduok, koks tavo produktyvumas bus, žinai. Ir tada, aišku, ten atsiras kiti žingsniai, ten, pavyzdžiui, jeigu ten pas tai pradės kilti užsakymą, gal turėsi kitas problemas spręs, bet ko tu nori galutiniam variante. Ar tu ten nori visą gyvenimą sėdėti ir vargti, ir ten verkia čia pas tave viskas labai sunku, sena technika, viskas byra, bet neturi pinigų už ką padaryti, ir tu geriau pradedi imti pinigus į vidų ir tada suki galvą, kaip viską atiduoti. Esmė daryti greitai, kokybiškai iš pirmo karto, tai meistriškumas. Čia yra labai didelis dalykas, tas ateina su laiku, su patirtim. Nereikia bijot klysti, ne? Nes, pavyzdžiui, mes tikrai suklysim, bet yra vienas dalykas. Jeigu, pavyzdžiui, mes kažką sugalvojam ir ten, tarkim, 20 dienų mes tik tai galvojam, ten ar pavyks, nepavyks, ne, bet jeigu mes 20 dienų kiekvieną dieną keičiam, mes tikrai iš 20 variantų daug šansų, kad atrasim variantą, kurio mums reikia. Čia yra labai didelis esminis dalykas, bet jeigu, pavyzdžiui, mes ten 20 dienų laukiam, nepaėjo, okei,
vėl 20 dienų, vėl nepaėjo, okei. Ir mes ten prarasim metus laiko ir sakysim, čia nu, buvo labai prastas verslas, bet kažkas pamatė pirmam žingsnį, kad tai yra labai geras produktas, bet jie kūrė, per 2 savaitės ištobulino produktą ir paleido viskas. Va ką daro greitis. Mes turime judėti į priekį maksimaliu greičiu, išlaikant aukščiausią standartą kaip Formulės 1 komanda. Ką tai reiškia? Ten yra dirbama piršto spraktelimo greičiu. Taip atvažiuoja padangos, pakeičiama viskas, sutvarkoma per nepilnai 2 sekundės, kartais biškai virš 2. Taip, būna klaidų, bet tai nuo to niekas nenukenčia. Taip, aišku, ten būna, ten praranda pusę sekundės, bet viskas vyksta maksimaliai greičiai. Viskas vyksta super tempu. Niekas nelaukia, niekas net nebejoja, kad oi, tai gal palaukim, gal čia tą ratą, gal išreiktų kitaip kažkaip padaryti. Ne, viskas eina maksimaliai. Kol jūs galvojate, kiti testuoja. Čia vat yra pagrindinis dalykas, ką aš sakiau prieš tai. Prarasta vertė. Kuo ilgiau laukime, tuo daugiau galimybių prarandame. Tai pavyzdžiui, jeigu mes sugalvojame produktą, nežinau, ten pavyzdžiui, gal kažkas kažkada atrado tušinukus, ne? Bet jeigu jis būtų ten pirmą pasiūlymą išleidęs ir paskui metus laiko tobulinęs, ne? O kažkas kitas, pavyzdžiui, pamatė ir jis pradeda keisti, kad čia galima su vienu mechanizmu padaryti, galima padaryti, kur išsisuka, galima padaryti su kamštuku. Jis gali būti, kad jis greičiau atlieps to laikmečio rinką, ne? Ir paprasčiausiai prasimuš savo produktą daug greičiau. Kas liečia konkurenciją, kol jūs tobulinate vieną reklamą, konkurentai jau paleido 2 ir žino, kas veikia. Tai čia vėl apie tą patį, kad suprantat, kol mes tobulinam kažkokį tai vieną punktą, kitose vietose jau mūsų konkurentai yra įsibėgėję ir išbandė n daug daugiau dalykų. O dar baisiau būna ir kiek iš mano paties patirties yra buvę, kad pavyzdžiui atsisėdam tiesiog su kolegom, ten pasikalbam kažką, ir žiūri, ten jau grįžo namo ir jau ten, tarkim, po savaitės jis jau įgyveninęs tą projektą, žinot, ar ten po pusmečio būna, kur to atrodo tik tai tiesiog iš kalbos išėjo mintis, tu net negalvojai to daryti, o jisai išgirdo gerą mintį, pagavo, jis paėmė ir padarė. Ir tada galvoju, blemba, čia aš galėjau būti mintį padaręs, bet kažkaip, neįvertinau, nebandžiau tuo momentu. Aktualumas. Jūsų tobulas pasiūlymas ir to gali būti niekam nebeįdomus. Čia yra labai esminis dalykas. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus neturi tą emocinį, pavyzdžiui, daug mes pasidomim tam emocinį pirkimui, ne? Tai, pavyzdžiui, kas pirmas paleido reklamą, jeigu ten, tarkim, tuo momentu rinkai reikėjo to produkto, ne? Tai, tarkim, tai žmonės bum, jie susipirko ir jau kol jūs paleisite, jau tas jūsų produktas bus niekam nereikalingas. Dėl to reikia nelaukti, nebijot, bandyti, jeigu ką keisti, tobulinti. Kitokį variantą paleisti, suprantat, ir viskas. Čia tiesiog reikia daryti. Nėra blogo. Supraskite vieną dalyką, dažniausiai mūsų visus kritikuoja, kas kažką bando, tie, kurie guli ant sofos ir iš vis nieko neveikia. Nes, pavyzdžiui, kiekvienas žmogus, kuris tikrai yra kažko pasiekęs, yra kritęs 100 kartų, 1000 kartų yra nesigavę. Nes lygiai taip pat ir aš galiu pasakyti 100, jeigu ne 1000 kartų, kas man nesigavo, prieš 1-2 kartus tada man tikrai gavos. Tai čia yra labai esminis dalykas, kad nereikia bijot bandyti, reikia tiesiog greitai viską daryti. Ir pagrindinis pranašumas, žmonės yra lėti, tai jūsų pranašumas. Būkite greiti ten, kur kiti yra lėti. Įsivaizduokit, jūs kai išeinate į gatvę, visi yra lėti, visi kažko laukia, visi iki vieno. Labai retas, kuris, nes tuo ir skiriasi, kad, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, yra ten ultra perspektyvus žmogus, jisai nieko nelaukia, jis eina, daro, čiumpa, bėga, daro, pas jį palauk nėra. Bet jeigu tik įsijungia laukimas, jūs jau esat vartotojo pozicijai, suprantat, jūs jau viskas, jūs laukiat pritarimo, laukiat palaikymo, laukiat, kol jūs supras, laukiat, kol jūs palaikys, suprantat, laukimas. Čia yra svarbu daryti. Geriau 100 kartų padaryti ir nesigaus, negu ten 100 kartų pagalvoti ir lauk, kol man kažkas padės padaryti, nes tada tikrai nesigaus. O man iš to 100 gali 2, 3, 5, 8 paita, gal ir 80 paita. Verslas ar tiek įvaizdis. Čia yra labai didelė klaida, su kuo susiduria tikrai pradiniai verslai, nes tikrai su daug ko bendraujam ir, pavyzdžiui, ateina, tarkim, tiek jauni ten žmonės ir, pavyzdžiui, verslas nėra idėja, gražus puslapis ar logotipas, tai fake, ne? Arba, pavyzdžiui, dėl ofiso būna, ten tik tai turi kažkokią idėją, dar pats net nieko negyvenę, sako, aš jau galvoju pasimti ofisą. Sakau, kam? Logika kur? Ta prasme, ten žmogaus atveju net nėra surištas darbas ofisas, tiesiog, kad ramiai tu nueik į kavinės, dėk ausinės ir tu ramiai sau būk. Galų gale gal tu kažką sutiksi, su kažko susipažinsi, su kažko bendrausi, nes visi užstringa ten ant puslapio, ant logotipo, leidžia pinigus tam, ten tarkim, paskambinat, kad jums reikia puslapio, kiek reikės laukti? Mėnesį.
ateina pas mane po savaitės, tarkim, jeigu konsultacijas, sako, nu va, užsakiau puslapio, logotipo gamybą, nu tai jau logotipą turi per porą savaičių padaryti. Sakau, žiūrėk, kad sėdamės, bum, logotipą padarom per 30 sekundžių, nu ten 50 gal sekundžių. Viskas, tu turi logotipo puslapis. Puslapis mėnesis, pusantro. Žiūrėk, sakau, per 2 savaitės, sakau, aš galiu nieko nesuprasti apie puslapius šiai dienai, naudodamas YouTube, ChatGPT ir visais kitais produktais, aš galiu per 2 savaitės padaryti puslapį nuo iki. Tai dabar, jeigu, pavyzdžiui, tas mėnesis pusantro, tai čia yra tik tai iki pradinio varianto, tai kiek man laiko atims? Per savaitę, 2 aš pats tą galiu padaryti, aš geriau sėdžiu, padarau, nes čia yra mano produktas, tai man kenčia, aš prarandu pinigus, aš prarandu laiką. Verslas prasideda tada, kada mes gaunam pinigus. Jeigu nuo pirmos minties iki pinigų gavimo bus 3, 6, 8 mėnesiai, o mes prarasim tūkstančius, kada mes atidirbsim tos pinigus? Ko tai gali būti, jeigu mes dar nesam tikri produkto sėkme, jeigu tai yra bandomoji stadija, įsivaizduokit, jeigu mes sukursim logotipą, paruošim projektą, ten sukursim puslapį, sufotografuosim viską, ten padarysim vaizdo medžiagą ir tada tik pradėsim pardavinėti, o nieks neperka. Mes sukišę ten kokias 8-9 tūkstančius eurų iki dienos ir to produktai subė negali susikišti viskas, jo niekam nebereikia. Tai ką tada darysit? Tai tokioj vietoj paėmėt paprastą produktą, pirmą nufotkinat, įdėjot į internetą, eina, neina. Yra paklausa, žmonės perka. Ok, tai tada žiūri, sakai, labai atsiprašau, yra beproto didelis. Visi išpirko dabar produktą, tiesiog nėra net galimybės dabar kauti, bet laukiam papildymą, bus už 2 savaičių, ne? Jeigu jums netinka, galim pervesti pinigus atgal, arba galite palaukti, aš jums pridėsiu ant kažkokio tai bonusą. Viskas, suprantat? Bet jūs jau matot, kad jau srautas, kad pinigai ateina pas jūs. O priešingą atveju čia bus tik tai burtai. Ir tada, jeigu matot, kad pinigai ateina pas jūs, tai reiškia, pas jūs iškart rytoj atsiras logotipas, per 3-5 dienas atsiras puslapis ir jūs išeisit į pilną gamybą, į pilną priekybą, nesvarbu, ko jūs užsiemant. Tikslas, kuo greičiau paleisti produktą ir pamatyti, ar rinka pasiruošusi mokėti. Čia yra esminis dalykas, nes jeigu žmonės yra nepasiruošę mokėti, jūs galite prarasti pusmetį, metus tam, ko niekam nereikia, niekam net nebus įdomu. Suprantat, ne vieną tokį pavyzdį, žinau, ten tarkim irgi moteris atidarė kažkokį tai pramogų centrą, kuris net neturėjo, ta prasme nebuvo, pradėkime nuo to, nuo mieste tokiam, kur ten, ta prasme, mažas miestelis, gal 15-20 tūkstančių žmonių, nėra poreikio tam. Ir jinai pristatė kaip savo gyvenimo svajonę, bet sorry, tavo gyvenimo svajonė čia yra niekam neįdomi. Tu veš tą savo svajonę kažkur kitur, va čia yra esminis dalykas, suprantat. Kad, pavyzdžiui, reikia įsivertinti, o jeigu, pavyzdžiui, būtų pirmą atsidariusi kažkur mažiau, pastačius ten vieną, ten kainai ten veikia, nenoriu ten konkrečiai vardinti, tai gal nebūtų pamačius, kad, sorry, čia ne man, tai gal pabandysiu didesnė mieste, nes gal tenai bus poreikis, gal čia nėra poreikio. O kada pirmą investavo, didžiulės gražios patalpos, viskas susitvarkė, tai viską, ką turėjo, sukišo pinigus ir viso, atsidarė, niekam neįdomu. Jūsų užduotis šiandien yra nebelaukti. Viskas, kas daroma, turi būti daroma greitai ir kokybiškai. Paleisite produktą, gaukite atsakymą iš rinkos, judėkite toliau. Arba jūs valdote greitai, arba greitai suvalgys jūs. Čia yra labai svarbu žodžiai įsiminti jums kiekvienai dienai. Jeigu jūs dirbat samdomą darbą ir norit pradėti savo kažkokį tai verslą, nereikia ten kažkokių tai stebuklų, kad savo verslą pradėti užtenka telefono. Šiais laikais užtenka telefoną, viskas, daugiau nieko nereikia, susiras produktą, bum, parduoti. Žiūrint, ką jūs norite, kažkokią paslaugą teikti. Suprantat, iš kur atsiranda verslininkai? Tai pirmas dalykas, pavyzdžiui, didžiausia klaida atsiranda tada, kada žmogus, tarkim, jeigu dirba samdomą darbą, pamato, kad kažkas kitas kažką gerai gyvena, gerai uždirba, neįvertina tai, kad jis gal daro darbą, kurį jis supranta ir pradeda bandyti daryti tą patį. Dėl to, nes kažkas kitas daro, nors tiem visiškai netinka. Jis eina prie savo vidinį potencialą, jis nesupranta, jis nepadarys to. Pirmas dalykas, kas yra sėkmingi, padėk net ir kaip amatininkai, ten, kur ten verslai iki 1 milijono, 2 milijonų, jie daro tai, kas jiems patinka, arba ką jie supranta. Taip, jie pirmą išeina į ką jie supranta ir kas jiems patinka, ir tada toj vietoje jie pradeda kilt, jie tada tik tai atsimuša ribas, kad jų kaip amatininkų ribos yra. Nes jie nemoka funkcionuoti kaip verslininkai, jie savo darbą išmano, jiems jis patinka, ar tai bus ten kokie grožio meistrai, ar masažistai, ar statybininkai, čia yra pastovi problema pas visus tą patį. Nes jie yra amatininkai, jie pakyla iki kažkokio tikro, jiems yra sunku skeilinti, suprantat, jiems yra sunku suprasti, kad jeigu aš turiu ten, pavyzdžiui, savo masažo staliuką, kad aš galiu turėti savo masažo salonus per visą Lietuvą ar Europą.
paprasčiausiai va to mentaliteto tokio nėra, kad galima greitai, va tai, va, kad iš kur pasim pinigų, kaip įgyvendinti kitus projektus. Tai va šito trūksta. Tai va, tikiuosi, kad gavot kažką naujo, kad pradėsite gyventi šiek tiek kitaip, kad daug atsakingiau žiūrėsite į savo norus, į savo verslą, į poreikius ir žinosite, kaip ko paprašyti ir kaip ką greitai padaryti. Ir ką, iki